Renesanso ištakos Europoje. XIV amžiaus Europoje ėmė ryškėti kultūriniai pokyčiai, vėliau pakeitę visą vakarų civilizacijos raidą. Italijos miestuose Florencijoje, Venecijoje, Genujoje formavosi naujas požiūris į žmogų, mokslą ir meną. Šį reiškinį, vėliau pavadintą Renesansu, skatino keletas svarbių veiksnių. Didieji geografiniai atradimai sugriovė nusistovėjusias pasaulio ribas, atgimęs susidomėjimas antikos palikimu bei augantis Italijos miestų ekonominis pajėgumas. Viduramžių teocentrinis pasaulėvaizdis pamažu užleido vietą antropocentriniam. Žmogus, jo protas ir kūrybinės galios tapo naujuoju dėmesio centru. Kultūriniai pokyčiai 15–16 amžių Europoje. 15–16 amžių sandūroje vykę didieji geografiniai atradimai ne tik atvedė europiečius į anksčiau nežinomas žemes, bet ir iš esmės pakeitė jų pasaulio suvokimą. Naujų žemynų, tautų ir civilizacijų atradimas sukrėtė viduramžišką pasaulėvaizdį, paremtą ribotų pasaulio supratimu ir krikščioniška tvarka. Keliautojai, grįžę iš tolimų kraštų, pasakojo apie kitokius žmones, jų papročius, tikėjimus ir valdymo formas. Šie pasakojimai, kartu su žemėlapiais ir gamtos aprašymais, griovė nusistovėjusius įsitikinimus. Skleidėsi supratimas, kad pasaulis yra daug įvairesnis nei manyta. Tai skatino europiečius kritiškiau vertinti religinės dogmas, silpnino bažnyčios autoritetą ir formavo naują, racionalesnį požiūrį į tikrovę. Viduramžių pabaigoje Europoje augo susidomėjimas senovės Graikijos ir Romos kultūriniu palikimu. Italijos miestuose humanistai ėmė rinkti, studijuoti ir versti anksčiau pamirštus ar sunkiai prieinamus antikinius tekstus. Bibliotekose atrasti filosofų, mokslininkų ir poetų rankraščiai žavėjo savo turiniu, o archeologiniai radiniai atskleidė senovės meno ir architektūros grožį. Senovės autorių darbuose mąstytojai atrado logikos, grožio, proto galios ir kūrybos idealus, kurie ryškiai kontrastavo su viduramžiams būdingu teocentriniu požiūriu. Antiką imta laikyti aukso amžiumi, į kurį verta grįžti. Antikinis menas, literatūra ir filosofija tapo ne tik įkvėpimo šaltiniu, bet ir kultūros standartu. Šie idealai skatino žinių siekimą ne per religijos prizmę, o remiantis stebėjimu, patirtimi ir žmogaus mąstymu. Šie kultūriniai pokyčiai lėmė, kad 15–16 amžiuose Europoje ėmė ryškėti atotrūkis nuo viduramžiams būdingo religinio mąstymo, o bažnyčios įtaka įvairiose gyvenimo srityse pradėjo silpnėti. Žmonės vis dažniau kreipė dėmesį į žemiškąjį gyvenimą, žmogaus gebėjimus ir individualumą. Kūryba, mokslas ir visuomeninis gyvenimas pamažu ėmė vystytis nepriklausomai nuo religinių institucijų. Intelektualai siekia pažinti pasaulį ne per religinės tiesas, bet per stebėjimą, protą ir patirtį. Atradimai moksle bei naujų žemių pažinimas kėlė abejonių dėl ilgai neginčytų religinių dogmų. Knygų spausdinimo išradimas pagreitino idėjų sklaidą ir leido joms pasiekti platesnę auditoriją. Kūryboje vis daugiau reikšmės įgavo gimtoji kalba, nacionalinė kultūra ir liaudies tradicijos. Lotynų kalba literatūroje, teisėje ir net kai kuriuose bažnytinėse apeigose pradėjo keisti tautinės kalbos. Tokie kūrėjai kaip Dantė, Bokačas ar Šekspyras rašė savo gimtosiomis kalbomis ir taip prisidėjo prie nacionalinių literatūrų formavimosi. Visuomenėje vis daugiau reikšmės įgavo ne kilmė, o išsilavinimas ir asmeniniai gebėjimai. Italijos vaidmuo Renesanso kultūroje. XIV amžiuje Šiaurės Italijoje susiklostė išskirtinės aplinkybės, sudariusios palankę terpę Renesanso kultūros gimimui. Tokie miestai kaip Florencija, Genuja ir Venecija išsiskyrė aktyvia prekyba, politiniu savarankiškumu ir aukštu pragyvenimo lygiu. Florencija garsėjo pažangia finansų sistema ir tekstilės gamyba, Genuja laivyba ir kolonijomis, o Venecija prekybos tinklu siekusiu net artimuosius rytus. Geografinė padėtis Viduramžio jūros regione pavertė Italiją svarbia grandimi tarp rytų ir vakarų civilizacijų.
Bizantijos imperijos nuosmukis ir žlugimas 1453 metais paskatino graikų mokslininkų ir menininkų migraciją į Italiją. Kartu jie atsivežė antikinius rankraščius ir helenistinės kultūros žinias. Miestų gyventojai, ypač pirklių ir bankininkų klasė, investavo į meną, mokslą ir išsilavinimą, vertindami ne kilmę ar bažnyčios paramą, o žmogaus sugebėjimus, žinias ir kūrybinės idėjas. Naujoji socialinė struktūra skatino konkurenciją tarp miestų valstybių, kurie siekia ne tik ekonominės, bet ir kultūrinės lyderystės. Italijos miestai tapo svarbiais kultūros, amatų ir žinių centrais. Per juos driekėsi prekybos keliai, jungė skirtingas civilizacijas. Kartu su prekėmis judėjo ir idėjos, knygos, technologijos. Miestuose kūrėsi universitetai, bibliotekos ir dirbtuvės, kuriuose buvo perrašinėjami ir tyrinėjami antikiniai tekstai. Juose telkėsi rašytojai, architektai, gydytojai ir mąstytojai. Formavosi naujas išsilavinusių žmonių sluoksnis, vadinamas inteligentija. Turtingos šeimos, kaip Medičiai Florencijoje ar Sforzos Milane, rėmė menininkus ir mokslininkus, steigė mokyklas, finansavo bibliotekas. Medičiai globojo Leonardą da Vinčį, Botticelli ir Mikelandželą, o Sforzos į Milaną kvietė inžinierius ir dailininkus. Venecijoje suklestėjo knygų leidyba. 1501 metais Aldas Manucijus įkūrė pirmąją pasaulyje spausdintų knygų leidyklą. Ši aplinka skatino kūrybą, mokslo pažangą ir idėjų sklaidą visoje Europoje. Italijos pusiasalyje išlikę senovės Romos imperijos statiniai, akvedukai, triumfo arkos, šventyklos ir amfiteatrai Renesanso laikotarpiu traukė architektų, menininkų ir mąstytojų dėmesį. Jie analizavo pastatų proporcijas, konstrukcijas ir siekė perprasti romėnų techninės žinias. Humanistai tyrinėjo ir kasinėjo antikinius paminklus, studijavo lotyniškus tekstus, ieškojo senųjų rankraščių ir vertė juos į šiuolaikines kalbas. Architektai, kaip Filipas Brunelleskis, projektuodami savo kūrinius, rėmėsi antikiniais pavyzdžiais. Projektuodamas Florencijos katedros kupolą, jis įkvėpimo sėmėsi iš Romos panteono. Renesanso architektūroje sugrįžo klasikiniai elementai – kolonos, arkos, simetrija ir proporcijos. 1414–1418 metais atrastas Vitruvijaus veikalas apie architektūrą padarė didelę įtaką to meto statybos menui. Nors archeologija dar nebuvo sisteminga, ji padėjo geriau suprasti klasikinės kultūros formas. Menininkų dirbtuvėse buvo kruopščiai kopijuojami ir tyrinėjami antikos skulptūros šedevrai, o visa ši veikla skatino tiek kūrybinį, tiek akademinį Renesanso proveržį. Antikos paveldo tyrinėjimui labai pasitarnavo tai, kad viduramžiais daugelis antikinių graikų filosofijos, medicinos ir matematikos veikalų buvo išsaugoti arabų mokslininkų dėka. Jie ne tik išvertė Aristotelio, Ptolemėjaus, Galeno ir Hipokrato tekstus į arabų kalbą, bet ir juos komentavo bei papildė savais atradimais. Venecijos ir Genujos pirkliai palaikė prekybinius ryšius su artimųjų rytų uostais, į Europą parveždavo ne tik prekių, bet ir rankraščių. Viduržemio jūra tapo jungtimi tarp krikščioniškos Europos, islamiškojo pasaulio ir Bizantijos. 1453 metais žlugus Bizantijos imperijai į Italiją persikėlė daug pabėgėlių, dvasininkų, mokytojų ir raštininkų, atsigabenusių graikiškų rankraščių ir kalbos žinių. Jie mokė lotynų raštininkus graikų kalbos, skatino šaltinių tyrinėjimą ir kritinį vertinimą. Tokių žmonių kaip kardinolas Besarionas ar Janas Laskaris veikla padėjo vakarų Europai giliau suprasti antikos literatūrą ir filosofiją. Ši kultūrų sintezė paspartino humanistinių idėjų plitimą. Italijoje prasidėjęs kultūrinis atgimimas greitai peržengė šios šalies ribas ir išplito po visą Europą. Humanistinės idėjos, menininkų darbai ir moksliniai tekstai sklido per prekybos kelius, universitetus ir naujai atsiradusias spaustuves. 15 amžiaus pabaigoje Prancūzijos karaliaus Karolio VIII kampanija Italijoje virto kultūriniu šoku.
Prancūzų riteriai susidūrė su nauju gyvenimo būdu, menu ir architektūra. Grįžę į tėvynę, jie parsivežė ne tik itališkų daiktų, bet ir estetinių idėjų. Vėliau Pranciškus I pakvietė Leonardą da Vinci ir kitus italų menininkus dirbti Prancūzijoje. Tuo tarpu Šiaurės Europos kūrėjai vyko į Italiją mokytis ir grįžę į savo šalis skleidė humanistines idėjas. Nyderlanduose jos susiliejo su vietinėmis tradicijomis ir išsivystė į savitą Šiaurės renesansą, kurio ryškiausių atstovų tapo Erasmas Roterdamietis. Renesanso idėjos pasiekė Vokietiją, Angliją, Čekiją ir Lenkiją, kur įgavo vietiniam kontekstui būdingų bruožų. Plito klasikinės filosofijos ir literatūros studijos, dailėje atsirado perspektyva, architektūroje atgijo antikinės formos. Spausdintas žodis leido humanizmo principams greitai įsitvirtinti įvairiose visuomenės srityse, nuo švietimo iki politinės minties. Humanizmas ir nauja pasaulėžiūra. 14–15 amžių sandūroje Italijoje ėmė keistis požiūris į žmogų ir jo vietą pasaulyje. Viduramžiais vyravusi mintis, kad žmogaus gyvenimas tėra pasiruošimas amžinybei, užleido vietą naujai idėjai. Žmogaus gyvenimas turi vertę čia ir dabar. Humanistai, remdamiesi antikos filosofų darbais, žmogų pradėjo vaizduoti kaip protingą, kūrybingą ir tobulėti gebančią būtybę. Jie pabrėžė laisvą valią, asmenybės unikalumą, dvasinių ir žemiškųjų dalykų darną. Toks požiūris skatino domėtis kalbomis, istorija, menu, lavinti protą ir kūną. Mokslas, menas, literatūra ir net žmogaus kūnas nebebuvo laikomi nuodėmingais. Jie tapo tyrinėjimo ir pažinimo objektais. Taip gimė naujas žmogaus idealas – visapusiškai išsilavinęs, smalsus ir aktyvus visuomenės narys. Toks humanistinis požiūris skatino išsilavinusius mąstytojus vis dažniau abejoti visuotinai priimtomis religinėmis tiesomis ir bažnyčios vaidmeniu visuomenėje. Humanistai kritikavo dvasininkų gyvenimo būdą, religinį fanatizmą, išsigimusias tradicijas ir dogmatišką mąstymą. Vienas ryškiausių šios krypties atstovų buvo olandų mokslininkas Erasmas Roterdamietis. Jis siekė reformų ne radikaliomis priemonėmis, bet kviesdamas grįžti prie Evangelijos esmės ir tikrojo tikėjimo dvasios. Savo kūrinyje Pagiriamasis žodis kvailybei 1509 metais Erasmas satyriškai ir aštriai kritikavo bažnyčią, vienuolius, teologus ir net popiežių. Jo tikslas buvo ne paneigti krikščionybę, o atskleisti jos iškraipymus – formalizmą, prietarus, prekybą indulgencijomis. Erasmas I išleido kritišką Naujojo testamento leidimą graikų kalba su komentarais ir taisyklingu lotynišku vertimu. Jis derino mokslinį išsilavinimą su satyra ir moraliniu vertinimu, skatindamas visuomenę ieškoti paprastesnės, tikresnės krikščionybės formos. Jo mintys darė didelę įtaką humanizmo plėtrai ir paruošė dirvą vėlesniai reformacijai. Grįžimas prie antikos palikimo renesanso laikotarpiu neapsiribojo vien estetiniu žavėjimusi, tai tapo nuosekliu ir sistemingu tyrinėjimu. Humanistai rinko senovės rankraščius, ieškojo jų vienuolynų bibliotekose, privačiose kolekcijose ir kituose archyvuose. Buvo nagrinėjami antikos autorių veikalai, siekiant atkurti jų autentišką turinį. Vienas ryškiausių to pavyzdžių – Florencijos kanclerio Kolučio Satulačio išnagrinėti Cicerono laiškai atskleidę naują požiūrį į antikos asmenybių kasdienį gyvenimą. Humanistai tobulino filologijos metodus, tikrino tekstų autentiškumą, nustatinėjo autorystę ir chronologiją. Šis kritinis požiūris vėliau paplito ir kitose mokslo srityse. Universitetuose plito antikos studijos, o graikų ir lotynų kalbų mokėjimas tapo išsilavinusio žmogaus požymiu. Studijuota ne tik literatūra, bet ir antikinė medicina, matematika, astronomija, botanika. Antikinės žinios buvo taikomos švietime, valstybės valdyme, moralės formavime ir net inžinerijoje. Klasikiniai tekstai tapo naujai kuriamų mokyklų mokymo programų pagrindu, o filologų ir istorikų autoritetas sparčiai augo.
Kintantis požiūris į žmogų ir jo galimybės paskatino formuoti naujas lavinimosi gaires. Humanistai pabrėžė, kad žmogus turi ne tik moralinę atsakomybę, bet ir pareigą ugdyti protą bei kūną. Švietimas tapo priemonė išlaisvinti žmogų iš suvaržytų religinių normų ir siekti visapusiško tobulėjimo. Susiformavo naujas idealas – luomo universalė, arba universalus žmogus, gebantis domėtis įvairiomis rytimis ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Šį idealą puikiai įkūnijo Leonardas da Vinčis, dailininkas, išradėjas, matematikas, architektas ir anatomijos tyrinėtojas. Mokyklose imta dėstyti klasikinės kalbas, literatūrą, retoriką, istoriją, taip pat gamtos mokslus ir matematiką. Viduramžių triviumą ir kvadriviumą papildė etika, poezija ir kiti humanitariniai dalykai. Vitorino da Feltrė įkurtoje mokykloje Casa Giocosa mokymasis buvo derinamas su džiaugsmu ir fiziniu lavinimu. Baldasarė Kastiljonė, veikale Dvariškis 1528 metais aprašė universalaus žmogaus savybės – išsilavinimą, fizinį grožį, elgesio eleganciją ir kilnumą. Švietimas įgijo naują paskirtį – ne tik perduoti žinias, bet ir formuoti savarankišką, kūrybingą bei visapusiškai išprususią asmenybę. Iki 15 amžiaus vidurio knygų gamyba buvo lėta ir brangi, nes visos knygos buvo perrašomos ranka. Šią situaciją iš esmės pakeitė vokiečių auksakalys Johannas Gutenbergas, kuris apie 1450 metus Maince sukūrė spausdinimo presą ir pradėjo naudoti kilnojamąsias metalines raides. 1455 metais jis išspausdino 42 eilučių Bibliją, pirmąjį masinės gamybos spausdintą veikalą Europoje. Šis išradimas paskatino tikrą informacijos revoliuciją. Spaudos technologija greitai paplito po visą žemyną. Iki 1500 metų Europoje veikė apie 1100 spaustuvių, kurios išleido beveik 40 000 skirtingų knygų pavadinimų. Knygos tapo pigesnės ir prieinamos ne tik universitetams ar bažnyčioms, bet ir miestų gyventojams. Venecija iškilo kaip vienas svarbiausių spaudos centrų, o leidėjas Aldas Manucijus sukūrė kišeninį knygos formatą, palengvinusi jos naudojimą. Knygų gausa skatino raštingumą, stiprino humanistinių idėjų sklaidą, augino susidomėjimą mokslu, literatūrą ir filosofiją, bei padėjo formuotis išsilavinusiai visuomeniai. Renesanso kultūra, užgimusi Italijos miestuose ir pasklidusi po visą Europą, iš esmės pakeitė vakarų visuomenės mąstymą ir gyvenimo būdą. Humanistinės idėjos, antikos palikimo tyrinėjimai ir spausdinto žodžio plitimas suformavo naują žmogaus sampratą – išsilavinusio, smalsaus, gebančio pažinti pasaulį per protą ir patirtį. Nors Renesansas nepanaikino religijos vaidmens visuomenėje, jis atvėrė kelią pasaulietiškam mokslui, individualizmui ir kritiniam mąstymui. Šie pokyčiai padėjo pamatus moderniai Europos kultūrai, nuo mokslo metodų ir švietimo sistemų iki meno kanonų ir politinės minties. Renesanso epocha įrodė, kad kultūros raida nėra vienpusis judėjimas pirmyn, o veikiau nuolatinis dialogas tarp praeities palikimo ir dabarties poreikių.